Įsivaizduokime nuo kitų metų tokį kokteilį. Lietuvos bankas sako, kad mes pamažinsime pradinį įnašą iki 10% ir dar leisime atsiimti pinigus iš antros pakopos. Ir lietuviai žino, kad geriausia investicija yra nekilnojamas turtas. Tad ką jie padarys? Tikėtina, nupirks po antrą, trečią būtą arba kažkelintą būtą, pasiėmė savo pinigus iš antros pakopos, ne? Ir panaudoja jos pradiniam įnašui. Tai tikėtis, kad nekilnojamo turto kainos 26 metais bus mažesnės arba tokios pat, kaip yra dabar, yra mažiausia naivu. Įsivaizduokime, jeigu tu nori pradėti kaupti tam pačiam pradiniam įnašui ir tik dabar tuo pradedi domėtis ir daryti praktiškai, tai atitinkamai tu jokiais būdais nespėsi susitaupyti paskui kainų augimą. Vienintelis būdas yra investuoti pinigus su idėja uždirbti daugiau negu auga tas pats nekilnojamas turtas. O kas auga daugiau negu NT? Tai realiai tai yra tiesiog verslai, akcijos, ne? Tai investuoti į geriausias viso pasaulio akcijas, visas Amerikos akcijas ir taip toliau ir panašiai, tau reikės vertybinių popierių sąskaitos. Nuorodas su visais bonusais pas mane profilyje. Na, o ETF-ai arba portfeliai, kuriuos gali investuoti, tai yra realiai ANAV, tai yra Nasdaq 100 kompanijų, VVCA visas pasaulis, XDQ kokybiškiausios pasaulio kompanijos ir SPYL yra S&P 500. Tai pelningo investavimo ir negalvo, kad tu nespėjai, tiesiog aplinka padaryta taip, kad jinai tau būtų nepalanki. Tai padaryk ją palankesnė sau ir pasimatysim kitose video.